Klausau. Labą vakarą. Labą vakarą. Sakyk, ar ne per vėlai paskambinau tau? Nu, nelabai. Dar nemiegi. Nu, jau žadėjau atmaudytis. Ok. Žinai, iš tikrųjų aš norėjau su tavim pakalbėti. O apie ką? Na kaip, iš tikrųjų apie daugiau ar mažiau apie tai, kaip aš jaučiuosi. Mano vardas yra Gabrielius. Malonu. Man irgi labai malonu. Kodėl aš skambinu, iš tikrųjų, žinai? Norėjau tavęs paklaust, kaip tu galvoji, iš tikrųjų, tavo mokykloje Taip. ar yra toleruojami gėjai? Nu, nelabai. Bet tai ar tu gali man atsakyti, kodėl taip yra? Kaip tu manai, kokia tavo būtent asmeninė nuomonė būtų apie tai? Apie gėjus? Na taip. Nu, kad jie yra gražus, bet, ką žinau, jie manęs neatraukia nei biški. Na, turiu omeny, kad nenorėtum, kad jisai būtų šalia, mokintosi tavo mokykloje, ar ne? Norėčiau. O kodėl tu norėtum? Todėl, ką patiktų. Na, tau nebūtų baisu, tarkim, ar atgrasu gal? Nu, kad ne. Ne. O ką? Kas skambinama? Gabrielius. O tai iš kur tu mane pažįsti? Na, kaip tau pasakyti, mokykloje Taip. sakė, kad tu esi pakankamai tokia aktyvi mergaitė ir galima būtų kreiptis į tave, jeigu mūsų gėjų visuomenė drąsiai norėtų drastiškai, žinai, atvažiuoti tavo mokyklą ir su manim Gabrieliumi prieš akį tiesiog pasirodyti. Ką tu apie tai manai? Apšviesti jūsų mokyklą? Nu, aš manau, kad gėjus išdūchintų. Bet ar tu supranti, kad mes irgi esame žmonės, mes irgi norim mylėti? Ką? Na, tu... Gėjus? Ne, aš kaip... Na taip, aš esu gėjus. Ir nebijau to pripažinti. Ar tu manai, kad tai blogis yra? Ne, neblogis. Tu mane smerktum? Ar mestum į mane akmenį, jeigu mestų kiti? Nelabai. Aš pažįstu lesbietę. Rimtai? Taip. Na tai čia labai, aš manau, gerai. O iš kur tu ją pažįsti? Koks jos vardas yra? Gal aš irgi... Jos vardas yra Kristina. Ar ne? Jinai tavo mokyklai mokosi? Ne. O iš kur tu ją pažįsti? Aš ją pažinau klube. O jūs bučiavotės? Aš kad ne. O tu... Susišneki. O iš kur tu žinai, kad jinai yra lesbietė? Dėl to, kad aš ėjau sakyti savo gerti. Jinai atėjo, pradėjo verkti ir sako jinai man. Ir aš jai sakau, kodėl verki? Ir sako jinai, manęs niekas nemyli. Ir sakau, kodėl? Ir sako, aš lesbė. Man tik akis ant kakto, aš nukišuoka, net nežinau, ką daryti. Ar eiti tolyn, ar ant jo šaukti. Pasimečiau visai. Šaukti? Tai tada man ir sako, jinai, tai sako, jeigu nori aš tau nupirksiu atsigerti, tada tu pabūk su manim. Nu, tada aš išėjau iš jos ir tada jinai pabėga kažkur. Kažkur ta... Vardą sužinojau ir viskas. Kristina vardas. O tu norėtum ją dar kartą pamatytum? Nu, nežinau, aš šiaip nelesbišu. Ne, tai aš nesakau, kad tau reikia dabar su ją sugult, bet gal jinai pakeistų tavo nuomonę. Apie gėjus? Na taip, apie žmonės su netradicinė seksualinė orientacija. Aš nieko neturiu prieš gėjus, ką žinau. Iš viso, kodėl čia man skambina apie gėjus šnekant? Na tiesiog, žinai, aš atstovauju tokią nišą žmonių, kurie norėtų iš tikrųjų leisti žmonėms sužinoti apie save ir pakeisti nuomonę, žinai. Saulytė, su kuo čia kalbi? Sauliuk, tai čia, žinok, yra tokia labai faina panelė kažkokia. Tai populiuk pas mane. Beje, kuo tu vardu, sakyk, brangioji? Kas čia tokia kalba? Aš Indrė. Indrutė, klausyk, gal mes galim pas tave dabar atvažiuoti? Indrutė, labas. Gal tu nori pas mus atvažiuoti? Aš ne. Nutrauk tą ranką. Negaliu. Gabrieliu. O kodėl tu negali? Gabrieliau. Kam, brangusis? Oi, geras. Geras, tau patinka? Man jau... Gal tau atsiūs nuotraukas, kaip mes nuogi mylimės? Tai duokit duonę. Ką tokį? Skype'ą, ką nors duokit. Norėtum Skype'o?
Norėčiau. Nu tai užsirašyk tada. Nu tai sakyk tada. Zip FM. Oi. Labas. Brrr, pagavom tave. Smagi istorija apie Kristiną, beje, ačiū. A čia rimtai jūs? Čia mes rimtai radistai, tave trukdo radijas Zip FM iš Vilniaus. Kaip laikaisi? Geras. Nu jo, neblogas. Tai, o jie tu, nežinau, ką sakyti. Sakyk labas Lietuva. Labas Lietuva. Mums čia parašė laišką, kad tu norėtum būti Radio didžėja. radio didžėja. Jo, norėčiau. Iš kur tu esi? Vitalijus. Aš šiaip esu iš Tauragės, bet, į Tauragę grįžau. Bet O kur buvai išvažiavus? 9 metus buvau užsienį. Ai, va taip. O kur buvai užsienį? Ispanijoje. O, tai tu ispanjolų lengvai šneki, ar ne? Taip, labai. Me gusta mamacita con grande culo. Oi, me gusta, me encanta. Jėga, čia O gražiai. Indrė, kiek tau metų yra? Man 18. O, tai jau tu abiturientė, ar ne? Taip. Jėga. Na tai kaip ten bebūtų, linkim tau susirast norimą ir mylimą darbą. Ačiū. Aš tikiuosi, kažkada tau pasiseks. Kažkada tau. Tikrai pasiseks. Tikrai. Tikrai. Ate. Ate. Te.